Ar žinot, kas labiausiai jumis žudo? Aš jau rašiau kažkada, bet matau, kad pasaulis, kaip sakyt, didėja karų, didėja negandų, didėja visko bendram lygmenį. Ir suprantu, kad tai yra vienas iš didžiausių žudikų - abejonės. Kiek kartų per dieną suabejojat savim? Kiek kartų pasakot galbūt? Gali būti, gali nebūti. Kiek kartų pasakot kategoriškumą irgi teigiat kaip teiginį? Kiek kartų suabejoju, kiek kartų uždarau tikėjimą? Vienu momentu aš blaškausi, teliuskuojuosi ir daužausi sienas, o kitu sukuriu sienas. Dvi mintis, kurios jumis žudo. Žudo labai intensyviai, progresyviai. Kaip vyksta žudimas? Žudimas vyksta per įvairius įvykius, įvairius žmonės. Kaip jūs jaučiatės kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą? Kokią nuotaiką jūs atsikeliat? Kokią nuotaiką jūs gyvenat per dieną? Kokią nuotaiką jūs einat miegoti? Jeigu jūs atsikeliat su džiaugsmu į ryte, aš noriu gyventi, viskas įdomu, tai wow. Bet jūsų čia ir nėra. Tokių, jūs net neklausot tokių, nes jūs gyvenat nuostabų gyvenimą ir ačiū Dievui. Bet sakau, čia tokių nėra, kurie klauso, jie taip negyvena. Ir visus, iš tikrųjų, visus kviečiu ateiti mano webinarą nemokamą. Pasidalinsiu mintimis, duosiu praktikų, kurios padės sumažinti abejonės, sumažinti netikėjimą savimi ir tiesiog pagamins truputį jumis kitokiais. Kai jūs kitokie truputį tapsite, tai paprasčiausiai jūs pamatysit, ant kiek jūsų gyvenimas keičiasi. Žinoma, tik jeigu jūs to norite. Nepriklausomai nuo to, ką jūs galvojate, priklausomai nuo to, kas jūs esate. Ir kol jūs nežinote, kas jūs esate, geriau patingėkite. Vat mano praktiškas pasiūlymas - patingėkite. O paskiau papasakosiu, kodėl liepiau tingėti. Jeigu nežinai, kur eiti, geriau patingėk. Sėkmės visiems, laukiu savo webinare. Iki.